Bepakabės lubos yra principas, kad ir jos yra bepakabės, nes dažniausiai visi pripratę, kad darom arba vieno lygio karkasą, arba dviejų. Privalumas šitos konstrukcijos yra, kad galime jas kabinti ten, kur nėra galimybės prisirišti prie perdangos, pavyzdžiui, lifto šachtą, siauri ilgi koridoriai, kur vien tik tai ortakiai viršui, ir montuojam kaip pertvarą. Liktai mes pastatę pertvarą, ją paguldėm ir pakėlėm į viršų. Sprendžiam du dalykus - garso izoliaciją, sandarumą ir greitį. Ant dviejų ilgesnių kraštinių yra kalamas UV profilis, ant dviejų trumpesnių kalamas CV profilis. Mes renkamės profilio aukštį pagal sienų plotį. Turim, sakysim, kad ir 2 ar 2,5 metro. Teoriškai mes galėtumėm rinktis ir 5 ir 75 mm profilį. Bet norint pagerinti garso izoliaciją ir sudėti daugiau vatos, mes renkamės platesnį 100 mm profilį. Darbus pradedame pažymėdami būsimų lubų aukštį. Tam naudosime lazerinį gulščiuką, matavimo ruletę ir pieštuką. Pamatuojame ir reikiamais ilgiais sukarpome perimetrinius UV profilius. Profiliams kirpti naudojame skardos kirpimo žirkles. Ant UV profilio kas 30 cm pažymime būsimas tvirtinimo vietas ir pragręžime skylės tvirtinimo elementams. Ant UV profilio nugarėlės priklijuojame sandarinimo juostą. Juostos plotį parenkame pagal UV profilio plotį. UV profilius glaudžiame prie sienos ir numatytose vietose, išgręžiame skylės ankeriams tvirtinti. Profilius tvirtiname specialiais ankeriais, skirtais tvirtinti prie dujų silikatų blokelių. Perimetrinius UV profilius tvirtiname 2 ankeriais kiekviename tvirtinimo taške. Pritvirtinę UV profilius tvirtinsime kraštinius CV profilius. Ant sienos visų perimetrų po UV profiliais priklijuojame skiriamąją juostą. Po UV profiliais kas 50 cm pažymime atstumus tarp laikančiųjų profilių, kuriuos montuosime iš nugarėlėmis suglaustų CV profilių. CV profilius suglaudžiame nugarėlėmis ir užfiksuojame spaustukais, kad būtų patogiau sujungti vienus su kitais. Profilius tarpusavyje sujungiame skardvaržčiais LN. Atstumas tarp tvirtinimo taškų turi būti iki 75 cm. Abiejose sujungtų CV profilių galuose išgręžiame skyles. CV profilius įstatome į UV profilius, užfiksuojame ir skardvaržčiais LN pritvirtiname profilių viršutinės briaunas. Taip sumontuojame visus kitus CV profilius. CV profilius montuojame be įražos. Tarp CV ir UV profilių paliekame 50 mm tarpą. Lubų karkasas paruoštas ir galime tęsti darbą toliau. Pamatuojame ir supjaustome mineralinę vatą. Luboms naudojame minkštą stiklo vatą Knauf Insulation TP115. Mineralinę vatą klojame tarp profilių nepalikdami tarpų ir užpildome visą lubų karkasą. Sukloję vatą galime pradėti gipskartonio plokščių montavimo darbus. Gipskartonio plokštėms montuoti reikės plokščių keltuvo, grąžto, peilio, liniuotės, pieštuko, gipskartonio plokščių briaunų obliaus ir šlifuoklio. Naudosime gipskartonio plokštes Blue, 2 ilgių XTN tipo savisriegius, giluminį gruntą Tiefengrund, siūlių glaistą Uniflot ir siūlių armavimo juostą Kurt. Pamatuojame ir peiliu perpjauname viršutinį plokštės kartono sluoksnį. Plokštę patraukiame ir laužiame. Nupjauname apatinį kartono sluoksnį.
Nupjautų plokščių briaunoms nusklemti naudojame specialų oblių Kantenhobel. Nupjautų plokščių briaunoms išlyginti naudojame šlifuoklį Raspelhobel. Paruoštą gipskartonio plokštę keltuvu pakeliame prie lubų karkaso. Plokštės montuojamos skersai profiliams. Pirmam gipskartonio plokščių sluoksniui pritvirtinti naudosime XTN tipo 23 mm ilgio savisriegius. Jie skirti kietesniems gipskartonio plokštėms tvirtinti prie metalo profilių, kurių storis iki 0,7 mm. Atstumas tarp savisriegių turi būti 15–17 cm. Plokštė savisriegiais pritvirtinama į kiekvieną profilių eilę. Sumontuojamos kitos pirmo sluoksnio plokštės. Plokščių sudūrimai turi būti perstumti taip, kad nebūtų vienoje linijoje ne mažiau kaip 40 cm. Baigę plokščių montavimą, gruntuojame pjautines plokščių siūles. Gruntuosime paruoštų naudoti giluminiu gruntu Tiefengrund. Teptuku nugruntuojame visas pjautines skersines ir išilgines siūles. Tai bus surišamos galimos dulkės ir reguliuojamas įgeriamumas. Gruntas paliekamas išdžiūti. Paruošiame Unifloat siūlių glaistą. Į švarų kibirą pilame kambario temperatūros vandens. Tolygiai beriame glaistą į vandenį. Geriausia berti rankomis ir stebėti, kol glaisto milteliai pasieks vandens paviršių. Subertą glaistą iš karto maišome mentele arba maišytuvu, kol susiformuoja vientisa masė be gumulėlių. Paruoštų glaistų užglaistome visas pirmo plokščių sluoksnio išilgines ir skersines siūles, bei jungtis su kitomis konstrukcijomis. Pirmo sluoksnio plokščių siūlių armuoti nereikia. Paliekame išdžiūti. Antrą gipskartonio plokščių sluoksnį tvirtiname XTN tipo 38 mm ilgio savisriegiais. Savisriegio ilgis parenkamas toks, kad kirstų profilį ne mažiau kaip 10 mm. Keltuvu pakeliame plokštę ir pamatuojame, kad pirmo ir antro sluoksnio plokščių siūlės būtų prakeistos 60 cm. Išlygiuojame, prispaudžiame prie pirmo sluoksnio ir prisukame. Taip sumontuojamos likusios plokštės laikantis taisyklės, kad kiekvieno sluoksnio išilginės ir skersinės siūlės turi būti prakeistos. Teptuku nugruntuojame visas antro sluoksnio pjautines, skersines ir išilginės siūles. Gruntas paliekamas išdžiūti. Užmaišome reikiamą siūlių glaisto Unifloat kiekį. Glaistome antro plokščių sluoksnio siūles. Glaistant siūles, pirmiausia reikia glaistikliu arba lyginimo mentele skersai įspausti pakankamai glaisto į siūles, kad ant abiejų plokštės briaunų siūlių glaistas gerai sukibtų. Glaistas tepamas ant šiek tiek didesnio ploto nei siūlių armavimo juosta ir nubraukiamas glaistikliu. Siūlėms armuoti naudojame popierinę stiklo plaušų armuotą juostą Kurt. Siūlių armavimo juostą įspaudžiame į glaistą gipskartonio plokščių siūlės vietoje ir glaistikliu spausdami įplukdome į siūlę. Užglaistome ir armuojame visas išilgines ir skersines siūles. Užglaistome siūlių armavimo juostą Kurt. Per šį etapą užglaistome ir savisriegių tvirtinimo vietas. Glaistui išdžiūvus, jei reikia, nušlifuojame nelygumus. Paviršius paruoštas lubų apdailos darbams.